Sveiki visi. Šiandien aš esu Indijoje, medituoju ir per šį video aš norėjau paprašyti, kad jūs užduotumėte klausimus. Aš atsakysiu jūsų klausimus per kitą video. Kad jums būtų nenuobodu rašyti klausimus, tai pažiūrėkit keletą mano eksperimentų. Susitiksime po savaitės. Mums reikės skitulsų, lėkštės ir vandens. Ką reikia padaryti, tai paimti skitulsus, išdėlioti aplink šitą lėkštę, taip vienas po vieną, ir į vidų dėti vandenį. Skitulsai pradės tirpti ir turėtų pasidaryti tokią vaivorykštę. Mes sudėliojam ir maždaug atrodo turi va taip. Čia vaivorykštė. Wow. Išmaišom šitos spalvos. Po gal minutės 5 įvyko štai kas, teko apsukti skitulsus, nes paskui ties kažkur čia viskas sustojo. Kaip matote, raudona biškį išsiveržė į priekį. Tai kitam eksperimentui reikės sodos ir acto ir baliono su buteliuku. Tai čia šitam yra actas, aš pripyliau, žinau, kiek acto, biškį per daug. Ir soda. Kas nežinote, kas bus susijungus sodai ir actai, tai bus kabum. Nu ką, kaip manot, ką jums tai primena? Komentaruose parašykit. Dabar šitą balioną su soda, čia sodos yra viduj, reikia užmauti ant šito buteliukų su actu taip, kad nei vienas sodos lašelis nepatektų į actą. Taigi, kaip mes tai padarysim? Mes padarysim tai paprastai. Ir dabar šitas balionas, man atrodo, turėtų prisipūsti, aš šiaip nežinau, kas bus. Taigi, eina. Įtampa. Tiesiog sakau, kad jisai vibruoja kaip toks video. Oh my god. Pažiūrėkite. Aš nežinau, ar jūs galite girdėti, bet su Valentino diena viskas. Čia pats lėkščiausias ir pats sudėtingiausias būdas, kaip užsibalioti. Taigi, uždavinėkite klausimus, kad aš galėčiau nulipti nuo spintos. Uždavinėkite asmeninius, YouTube'inius, bet kokius klausimus. Man per mažai klausimų. Aš negaliu klausimų ir atsakymų video padaryti. Tai, jeigu norit klausimų ir atsakymų video, tai uždavinėkit klausimus. Reikia 200 klausimų. Aš padarysiu klausimų ir atsakymų. Ir jūs tikrai viską sužinosit apie mane. Visos paslaptys tikrai bus atskleistos. Bet uždavinėkit nesunkius klausimus ir netokius klausimus, į kuriuos aš negaliu atsakyti. Pavyzdžiui, kiek bus 2+2. Aš nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Ir niekada to nesužinosiu. Ir neklauskit, kas pirmą atsirado. Ar kiaušinis ar višta. Palaukit, aš žinau atsakymą į šitą klausimą. Tai jeigu norit sužinoti atsakymą, tai klausinėkit, kad būtų klausimų ir atsakymų video. Visiems sėkmės ir uždavinėkit klausimus. Eksperimentas, aš jį pats pavadinsiu, tai yra Fire Protection balionas. Taigi, šitam eksperimentui reikės vandens, baliono, degtukų arba šėtuvėlių ir švakės. Užsidėkti švakę. Mes turim tokį normalaus dydį degtukus. Žinot, galimybę. Ir blyn. Gerai, va, užsitegam žvakę. Ir ką mes turim padaryti? Mes turim prisipūsti šitą balioną ir pripilti į vandens. Taigi, gerai. Nu va,
Va, mes turim čia balioną ir turim čia vandenį, nežinau ar matosi, bet čia yra vanduo. Galit girdėti už tai. Taigi, kai mes šitą balioną pridėsim prie žvakės, jisai turėtų šiaip nesusprogt, bet reikia pridėti būtent tą vietą, kur yra vanduo. Palaukit, man įsisprūsta iš baimės. Matot, jisai nesusprogo. Man atrodo, aš paliečiau. Jo, jisai užsidegė. Matosi tokia juoda žymėlė. Ir jisai nesusprogo. O, kaip matot, tai pakankamai šį kartą ilgai palaikiau. Bet jeigu balionas būtų be vandens, jisai iš karto susprogtų. Tu sprogsi kada nors, ar ne? Žinot, ką turim pabandyti? Mes turim pabandyti su balionu užgesinti šitą žvakę. Ar mums pavyks su balionu užgesinti žvakę? Aš nežinau, bet reikia pabandyti. Biški prakiuro. Truputį prakiuro. Bet šiaip tai tikslas toks. Ką balionu? Tavęs nenužudė ugnis. Bet tave suvalgys tulikas. Ir tu pasiruošęs būti suvalgytas tuliko. Tulikai, skanaus. Tulikas nesuvalgy. Belis. Gerai. Bet nenužudė tulikas. Tu mirsi.